Sveiki, aš Marius. Šiandien papasakosiu jums apie Červiniją. Ta proga net užsidėjau marškinius, nes kurortas yra labai solidus. Skrisime su Air Baltica avialinijom iš Vilniaus į Italiją. Yra įskaičiuoti visi bagažai, tiek rankinis, tiek sportinis bagažas. O nuo oro uosto važiuosime autobusu ir transferis yra tikrai neilgas, iki 2 valandų ir jau būsime kurorte. Kurortas yra tikrai geram aukštyje, pats miestelis yra 2 km, o viršūnės siekia net iki beveik 4 km aukščio. Taip kad sniego rasite tiek sezono pradžioje, tiek ir vėlai kovą. Pats kurortas susijungęs kartu su Šveicarija sudaro net 350 km trasų. Taip, kad visas jas apvažiuoti, jau reikia būti šiek tiek patyrusiam. Bet netgi pradinukai suras labai puikių, plačių mėlynų trasų Italijos pusėje. Tiek pat ir galbūt pavyks nuvažiuoti į Šveicariją, kur atsiveria labai gražus Matterhorno vaizdas. Gyvensime viešbutyje Istorija, kuris yra 200 metrų nuo trasų. Tad pasiekti keltuvus galėsite pėsčiomis. Pusryčiai ir vakarienė yra jau įskaičiuoti į kelionės kainą. Taip, kad alkani neliksite. Po slidinėjimo galėsite pasimėgauti nedideliu spa zoną, kuri yra ant viešbučio stogo, tai yra pirtelė ir džakuzi, kur matysite patį poną Matterhorną. Pasirinkę Červinėje tikrai neprašausit, tai susitinkam ant kalno.